dauguma yra žinomi ir garsus ir labai gerbiami savo sričių profesionalai. Ir žurnalas jiems yra ta vieta, kur jie dažnai gali užsiimti rimtais dalykais, bet tokiais, kuriems tarsi nelieka vietos jų įprastam profesiniam gyvenimui. Ir mes galvojam, kad įvairių aukštųjų mokyklų studentams yra įdomu. Viena vertus visiems sveika sužinoti apie patį žurnalą, ypač jeigu jis jums nėra girdėtas iš vis. Bet kita vertus, jums ko gero irgi įdomu yra pamatyti žmonės tuose amplua, kurie gal nėra jiems visai įprasti ir kuriuos jie renkasi patys, o ne tik tai iš savo, kaip pasakyti, profesinių įsipareigojimų. Tai šį vakarą čia diskutuoti atėjo Bernardas Gailius, daktaras Bernardas Gailius, nežinau net, kurias čia pareigas pirmą minėti. Negydantis daktaras. Jo, negydantis daktaras. Europos humanitarinio universiteto prorektorius, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto dėstytojas, kas čia dar? Užteks. Nu gerai, užteks, bet taip pat ir židinio autorius ir bendradarbis. Kur kas. Jo, ir netaip seniai pradėjęs rašyti kaip tik ciklą straipsnių apie Jamesą Bondą, nors Jamesu Bondu domisi kokius jau turbūt, nu gal ne 20, gal taip ir 20 metų. Ir taip pat daktaras Vytautas Ališauskas. Jis dar ilgiau nors. Jo, turi dar daugiau pareigų ir įsipareigojimų. Ne, nu, bet reikia pasakyti, kad čia ne bet kas atėjo. Wikipedijoje parašyta. Jo, va būtent, Wikipedijoje parašyta. Vytas, kiek aš žinau, specialiai Jamesu Bondu nesidomi, bet jam nereikia nieko domėti specialiai. Jis tiesiog viską žino apie viską. Nu, jis beveik vienmečiai turbūt su Bondu, ne? Ne, jau kad jis vyresnis. Jo, keliais metais, nu, pažiūrėk. Kokiais 20. Nu, kaip 20. Pažiūrėk, viskas įvyko vakar. Jeigu taip, tai taip. Viskas įvyko vakar. Tada ir mes vienmečiais. Tu tai daug jaunesnis. Tai... Aš tokias mašinas atsimenu iš savo jaunystės, o tu ne. Aš irgi atsimenu. Kur jau jūs jas matėte? Pobėda buvo. Pobėda? Taip. Senoji Volga. Visiškai netokas. Psichodai seniai. Gerai, aš manau, kad... Tik tai neįsiterpsiu, žodžiu, pusė 10 mūsų iš išprašys. Gerai. Labai teisingai. Tai baigime gal pristatymus, tada perėkim prie... Aš tik noriu pasakyti, kad čia neturėtų būti, nu ypač kadangi mūsų čia tiek nedaug, tai neturėtų būti 2 ar 3 žmonių pokalbis ir jeigu kas nors norit įsterpti, tai labai labai prašom ir tikrai įdomu kalbėti apie tai, kas jums įdomu. Aš norėčiau pradėti nuo to, kokia buvo sumanyta šito renginio tema, tai yra Jamesas Bondas ir kova prieš blogį. Nes man iškilo klausimas jau anksčiau ir dabar žiūrint filmą dar kartą jisai iškilo. Šiuolaikinės trilerio mados kovos prieš blogį ir ypač gėrio kovos prieš blogį labai nemėgsta. Ypač dabar pastaruoju metu išpopuliarėja skandinaviški trileriai ir nesu didelė specialistė, bet manau, kad dar labiau tą daro tie vadinami bajevikai rusiški trileriai. Jie mėgsta vaizduoti veiksmą, be abejo, šaudynės ir gaudynės, bet tenai paprastai būna, kažkokie vienodi tarpusavyje aiškinasi, kuris kietesnis. Policininkai yra korumpuoti, valdžia yra susimokiusi, rezga sąmokslus, piktadariai, tiesą sakant, kaip ir šitam filme, piktą tai gal ir daro, bet paprastai yra tokie nelaimingi ir nuskriausti tos pačios valdžios, kad beveik jau juos užjauti ir supranti, arba bent jau laikai nepakaltinamais. Tai kaip tada šitam visam kontekste atrodo Bondiada, kuri bent jau Flemingo Bondas, tai jisai labai aiškiai kovoja už gėrį, labai gerai žino, už ką kovoja. Tai Gabrielė apsispręs, kai jis kovoja prieš blogį, kovoja už gėrį. Tai va šitą, tai va šitą jūs turite ir paaiškinti. Už ką ir prieš ką jisai kovoja? Iš tikrųjų, paaiškinus jau bus galima dinamoji, ne? Tai vieta. Bet šiaip tai aišku, kad Jamesas Bondas tikrai nekovoja prieš blogį.
Visiškai tas blogis, tiesą sakant, neįdomus, jis kovoja prieš viską, kas trukdo tam gėriui, kaip jis jį mato. Labai aiškiai sakė, mano beviltiška meilė tėvynei. Bet jis ją gina su kuo kainį, kokia yra. Čia va šitas filmas labai aiškiai parodė vieną dalyką. Turbūt aiškiau negu bet kur, kad iš tikrųjų negalima personifikuoti tos vertybės ar to gėrio ir suvesti valstybės, tėvynės ar panašiai, pavyzdžiui, suvesti į politikus, į valdančiuosius, į dar ką. Ne jie tobuliniai šventė, iš tikrųjų žmonės, kurie turi didelę atsakomybę, didelių problemų, bet iš tikrųjų esminis dalykas, vat yra tarp Jameso Bondo ir jo oponento šitam filme koks. Jamesas Bondas nepersonifikuoja. Jisai neturi tokių freudistinių santykių su mama, arba kaip daugelis Lietuvoje čia labai charakteringai Landsbergį vadina tėveliu, arba dar kaip nors panašiai. Bet būtent ne tie, kurie Landsbergį laiko iškilių valstybės veikėjų, bet tie, kurie nekenčia, tas prasiveržia toks keistas, reiškia, irgi, tikrai nėra tobulas žmogus, kaip ir ne vienas čia sėdintis, bet prasiveržia tas keistas santykis. Kaip tik, aš buvau liudytojas, nesileisiu atsiminimus, bet kai turbūt, jeigu neklystu, 89 metais pirmą kartą išgirdau, nežinau iš kokio žmogaus pavadinimą Landsbergio papūnė. Ir galiu pasakyti, kad tas žmogus po šiai dienai turbūt vienas iš labiausiai Landsbergio neapkenčiančių Lietuvoje. Tada jis dar buvo labai labai jaunas, kaip ir aš. Tai čia pradžiai tiek, kad... Nežinau, ar dar taip iki galo galima sakyti, kad Jamesas Bondas nekovoja prieš blogį, aš tai ne visai sutikčiau. Pirmas dalykas, aš manau, trileryje, pirmas čia nėra trileris, bet Gabrielė minėjo trilerius, tai trileryje visada turi būti gėrio ir blogio kova, tik tai jinai yra santykinė, ta prasme, priklauso nuo to, kas autoriai atrodo gerai ir kas blogai. Skandinavų trileriuose, pavyzdžiui, jeigu konkrečiai kalbėti apie tą merginą su viskuo ten, tai ten labai aiškiai yra pasakyta, kas yra blogis. Blogis yra Švedijos valstybė įsikūnijusi Švedijos specialiosios tarnybos kūne. Tai ten labai... Dar kažkaip susijusi su nacizmu. Jo, ir tarp kitko, tas irgi yra labai įdomu. Tai, bet ir Jameso Bondą apie tas vis dėlto klausimas, su kuo jis kovoja, yra svarbus ir jis vis pasikartoja. Ir pačiame pirmame romane jau tas klausimas yra užduodamas ir už ką, ir su kuo. Ir paskui ten labai aiškiai matosi, bent jau Flemingo kūryboje, ta blogio plėtimasis visą laiką. Nes prasideda tai kaip kova su Sovietų sąjunga, o paskui jau darosi aišku, kad tai dar nėra tai. Bet aš čia šitoje vietoje turbūt vis tiek nesutikčiau. Bondas pirmiausia kovoja, kaip čia pasakyti, su pavojum. Pavojum tom vertybėm, kurios jam svarbiausios. Bet aš sulyginčiau tada, jeigu šitaip, kas kovoja su blogiu, pavyzdžiui, filmuose apie vampyrus, ten labai aišku pažinė, gerovės tikslas yra atrasti kaip galima daugiau vampyrų ir kaip galima daugiau jų išgalabyti. Čia yra kova su blogiu tiesioginė žodžio prasme. Jameso Bondo kova nėra išgaudyti po vieną smeršo atstovus. Jis kovoja su to, kas ateina kaip pavojus. Čia žiūrėk, ranką kelia kažkas Gabrielė. Aš noriu paklausyti, iš viso, ką nors kovoja, gal jis yra adrenalino fanatikas? Jis nekovoja. Tai yra gyvenimo būdas, stilius. Na, aš tai sakyčiau kiek kitaip. Jis yra profesionalas ir čia tas buvo labai aiškiai pasakyta. O jeigu profesionalas susiduria su adrenalinu, aš kiekvieną kartą eidamas į paskaitą panašiai jaučiuosi. Tai kas su kuo kovoja? Ne, tai yra kova už išlikimą, ar tu baigsi paskaitą ar ne. Tai ar studentai tave pribėgsti? Tai mes adrenalino fanatikai. Tai ne, tai reiškia tiesiog tai yra šalutinis efektas, jeigu medicina bus geresnė, nebereikės tai kankintis. Suleis tokių vaistų, kad ten veiks ne ką blogiau, bet
Čia aš manau, kad čia šiuo atveju, jis kaip tik, va matom šitame, kad jis jau tikrai jokio entuziazmo neturi. Bent jau mano šitam filmui. Nu, čia tarp kitko irgi įdomus niuansas, jisai pradžioj pasirodo kaip neturintis entuziazmo, bet šitas filmas tai tuo, man atrodo, ir yra įdomus, kad yra tam tikra kaita pabaigoje, jisai yra visai kitaip. Negalėtų naujos serijos, ką dabar kaip tik suka padaryti. Bet čia, ta prasme, tada prasideda klausimas, kas yra pasiekmė ir kas yra priežastis. Bet žiūrėkit, dabar sekant to klausimo apie adrenalino fanatiką. Tai yra turbūt vienas iš pačių patraukliausių Jameso Bondo bruožų. Jisai yra cool, jis yra žiauriai kietas, jis labai pavaro ir man atrodo, kad pusė žiūrovų mažiausiai eina į kiną žiūrėti, kaip jisai daro neįmanomus dalykus. Ir judu dabar, čia jau ne pirmą kartą, kiek mes mašinai suskaičiavom kokį 4, jūs sėdit ir aiškinat, kad jame yra kažkas daugiau. Ne, tai kad jis visų pirma visai nekietas yra. Kaip matėt šitam filme, jisai eina į kovą visiškai nepasiruošęs, neišlaiko jokių testų ir yra niekam netinkamas. Ir nepaisant to vis tiek visus priešus ištaško. Tai čia yra visas įdomumas, ne tai, kad ištaško. Reikėtų sakyti, kad jam pasiseka ir tai jam pasiseka toli gražu ne kiekvienu atveju. Ir čia irgi yra tam tikras įdomumas, čia tas fortūnos klausimas, kai jam visą laiką linki visi good luck, tai irgi yra, man atrodo, svarbus elementas, nes tiesiog taip yra, kad lemiamais momentais jam kažkodėl pasiseka, ne dėl to, kad jis kietas, ar priešingai. Čia kažkas... Tas kietumas, jeigu taip jau labai lygintumėm su tikrais koviniais filmais, pavyzdžiui, tai netempia Bondas iki to niekaip. Jis labai ironiškas tų filmų atžvilgiu. Taip, ir sakau, veikiau tas kietumas yra Jameso šiuo atveju čia nesileidžiant į tokius kažkokias didaktinės išvadas, bet manau, kad Jameso Bondo kūrėjai labai gerai pasityčioja, gal taip ironiškai pasielgia pačių šitų kovinių filmų atžvilgiu, nes jie paprastai išranda porą kokių nors šaunų dalykų, gerų situacijų, kadro kažkoką, kas paskui nubanguoja per visus filmus ir paaiškėja, kad štai davė naują madą ir naują idėją. Tai nors tik tai čia nėra tas atvejis, kur tarsi būtų griežtąja prasme kovinis filmas. Nežinau, man tai atrodo... Klausimas toks, mes matom paskutinį filmą. Matyti, manau, visus filmus. Tai ar nesimato to keitimosi, iš tiesų paties Bondo pateikimo, nes dabar iš tiesų jam žymiai daugiau sekasi. Q atnešė degtuvą ir pistoletą, kuris nuo jo rankos pažįsta. Jeigu žiūrėsim senesniuosius, tai tenai tos visos technikos buvo žymiai didesnė dalis filmo ir tai išradingumai ir daug kur buvo paremta būtent ta sėkmė tikrai taip ant tos kažkokios super technikos išradingumo ir mažiau buvo matoma to žmogiško silpnumo. Nors visur šiek tiek, bet visą laikis toksai daugiau buvo kaip didelis. Šiuolaikinis jisai, man atrodo, daugiau sužmogintas yra. Dalis to Bondo pasakojimo visą laiką banguoja priklausomai nuo konkretaus, net ne laikotarpio, nuo konkretaus momento madų. Tai ten ir apranga, ir ten požiūris į technologijas. Labai priklauso nuo to, ką žmonės to momento apie tai galvoja. Pavyzdžiui, tas filmas, kaip jisai, Rytojus niekada nemiršta, tai irgi ten matėsi pasirodė tuo metu, kai visi ten kalbėdavo apie nepaprastą žiniasklaidos galią, kadangi dabar jau apie tai niekas nebekalba, tai jau atrodo juokingai, tai dabar yra kitos problemos. Tai čia, man atrodo, reikia labai aiškiai atskirti. Vat, iš vienos pusės tarsi visą tai kinta, bet iš kitos pusės yra tas išliekantis pasakojimas. Ir man atrodo, va čia yra tai, kad tas pasakojimas vis dar išlieka, rodo, kad vis dėlto jis yra vis dar aktualus. Ir mes esame, aš manau, arčiau, sakykime, antrojo pasaulinio karo pabaigos ir Flemingo laikų, negu kad mes manome.
Bet tai iš vis, aš tai ten prisiminčiau, kad kaip tik ta technika kartais, nelabai iš jos naudos būna ir tokių epizodų yra. Susidėsto ta technika yra veikiau tokia žaislinė, jinai iš tikrųjų tarsi galėtų jinai lemti, bet vis tiek lemia arba gera sėkmė, arba žmogus išradingumas. Taip, protas. Protas, nes ta technika, jinai pati savaime visada priešas turi dar geresnę techniką. Pažiūrėkit, kokie ištisi pogrindžio fabrikai, tenais aukščiausius. Ir dabar matome, aišku, šitas filmas iš vis labai kvestionuoja tą perdėtą susižavėjimą technologiją, bet ką sakyčiau svarbu, čia labai aiškiai matyti, čia ne technologijos kritika, o būtent žavėjimosi kritika, to savo atsakomybės atsisakymo kritika. O kai visi tiki, kad vienas didysis kompiuteris visą gyvenimą sutvarkys, nesvarbu kokia tai būtų įstaiga, ar tai būtų valstybė, ar universitetas, ar kariuomenė, štai dabar įjungsime kompiuterį, kompiuteris viską sudėlios. Iš tikrųjų, visai neseniai skaičiau dabar vieno labai atsakingo asmens pasisakymus, kuris pasakojo, kaip įsigys didelį kompiuterį, tas kompiuteris viską sudėlios ir viskas nuo šiol bus gerai. Visiškai tai be jokios autoironijos tai buvo kalbama. Ir matom šitam filme lygiai tą patį, kad taip, jeigu tu turi didelį kompiuterį, tai kompiuteris aišku yra labai gerai, bet jeigu tu kompiuterį deleguoji savo atsakomybę, tai tada prasideda dalykai, kurių tu nebesukontroliuosi. Ir ta konfrontacija, taip kaip ten ministrė sako, tai ką jūs čia dabar ir toliau remiate žmogiškaisiais ištekliais, ar ne? Maždaug tyčiojatės iš mūsų visų, ir kai ateina žmogiškieji ištekliai keli su pistoletais, paaiškėja, kad kompiuteris nėra, nieko prieš tai negali pastatyti. Taip. Ne, tai aš irgi tai manau, Bondo tie pasakojimai visą laiką kalba apie pergalę būnant, ar bent jau atrodant silpnesniam. Ir ten iš tikrųjų net su tuo jo juokingu pistoletu, ten galima nepatingėjus skaičiuoti per visus ten filmus ir knygas, kiek jis kartų iš vis iššauna iš to pistoleto. Ten yra irgi dar niuansai. Jisai laimi dėl to, kad ir čia įdomu, ta pergalė irgi nėra ten, čia ne Pilėnų tas scenarius, kur maždaug ten susipleškini ir ten dar gal kokį priešą kartu supleškini. Ne, čia tokia tikra pergalė, ta prasme. Ir kad žmogus dėl savo proto gali laimėti nebūdamas stipresnis. Tas visą laiką pasikartoja. Ir dėl įsipareigojimo, nes jis iš tikrųjų jisai jaučiasi atsakingas, va čia esminis dalykas, kad, man atrodo. Ir ten, kaip rodo tos, reiškia, politikus šitam filme, jie nesupranta, kaip tu gali asmeniškai jaustis atsakingas. Jo, ir dar ko gero tai yra atsakomybė visų pirma už konkrečius žmonės. Tas irgi filmuose tą sunkiau įžiūrėti, bet romanuose tas yra labai pabrėžiama. Ten taip, ten tėvynė, taip, tarnyba, bet visada šalia jo yra kažkokie konkretūs žmonės, už kuriuos jis yra atsakingas ir kurie be jo nieko negali padaryti. Tai čia ten dar irgi kam konkrečiai tie įsipareigojimai ir už ką ta atsakomybė, čia irgi gali atskira tema diskusija galėtų. Bet žiūrėk, dabar, jeigu jau pats pradėjai lyginti filmus su knygom, tai kaip būtų galima konkrečiau tą įvardinti? Kuo skiriasi Bondas po čia šitų 60 metų nuo Flemingo sumanimo, nuo Flemingo herojų? Nes Bondas, kaip žinot, yra didžiulė franšizė. Flemingo seniai nebėra, o naujos knygos ir filmai tai vis dar išeina. Ne, tai pirmiausia, man atrodo, čia tą reikia aiškiai ir suprasti. Bondas yra epas ir tai, ką sukūrė Flemingas, yra būtent herojaus autorystė. Ir tai, kad vis dar prieš kiekvieną filmą yra parašoma, kad tai yra Flemingo Jamesas Bondas, čia yra labai, labai svarbus dalykas, nes herojus yra tas pats, jisai viską susieja. Ten paskui, aišku, ten priklausomai nuo kūrėjus, ten šiek tiek nutolsta, ten šiek tiek priartėja. Pavyzdžiui, aš tai laikau asmeniškai šitą filmą geriausiu Bondo filmu.
Ir viena iš priežasčių, ko gero, yra ta, kad man bent jau atrodo jisai artimiausias Flemingos man. Kaip keista, aš tiesą sakant, sausio skaičiavau, kad turbūt laikų jo antrų blogiausių filmų. O kokį laikai geriausiai? Nežinau, kuris yra geriausias. Kokį pirmą blogiausią gyvą? Pats blogiausias yra Quantum of Solace. Taip, be abejo. Tai yra visiškas išsisėmimas, kur iš tikrųjų kaunamasi dėl kažkokių tikslų, kurie negali būti tikslais jokiame normaliame pasaulyje. Šitas filmas yra, būtent, jis neturi tų visų žanro bruožų, kuriuos mes įpratome sieti su Bondu. Tai yra, jis turi itin mažai ironijos, jis nėra lengvas ir kaip dauguma kitų filmų, iš tiesų, bet tas būtent psichologizacija. Iškyla motinos figūra, kuri kažkodėl staiga tampa svarbi ir būtent taip, nuo ko tas našlaitis Bondas visą laiką buvo atsietas. Dabar jis irgi įgyja tokią surogatinę motiną. Aišku, gal nieko nuostabus, kai sukurtas tuo metu, kai mažo galdamas Džonas įgyjo surogatinį sūnų, bet iš tiesų jisai būtent, jis yra perdėm rimtas. Ir aš suprantu, kad tai yra franšizė kovojanti dėl išgyvenimo, praradusi tokią kryptį, tarsi nubrėžia naują liniją, bet man kaip tik iškrenta iš visų. Ir dar 2,5 valandos trunka. Ne vienas Bondų filmas tiek net. Trunka. Man tai... Nežinau, aš ne visai taip matau. Ir labiausiai nesutikčiau dėl ironijos, todėl kad man atrodo, kad kaip tik šitas filmas turi daug ironijos ir turi daug ironijos savo paties atžvilgiu. Čia, aišku, gal nesilpnesnė vieta, kaip tik tas nuolatinis autocitavimas, autoironizavimas, kaip ten scena tos nelaimingos merginos, kurie ten nušauna, reiškia, taurelę ant galvos. Tai čia toks, aišku, tokia irgi, daugybė to autocitavimas čia yra, bet aš nesakyčiau, kad jisai, tai kaip tik aš manyčiau, yra kitas klausimas, kad Džeimsas Bondas jokios surogatinės motinos neįgyja, tuo jis skiriasi, jisai labai aiškiai. Nebent M iš vis laikysime kaip motinos akronimą, bet tai tada jau nuo pat pradžios, ne akronimą kaip čia. Inicialas. Bet aš čia juokauju. Turim klausimą. Nelabai įtikina. Man tai vizualiu. Tai va, bet šiaip čia, man atrodo, esminis skirtumas, aš pabaigsiu sakant, reiškia, esminis skirtumas yra tas, kad blogietis kaip tik tą manipuliaciškai, taip, reiškia, randa motiną, bet būtent tai yra manipuliacinis dalykas. O Džeimsas Bondas, jisai neturi to santykio va tokio. Jo santykis yra žmogiškas taip, bet jis visada yra, visose filmuose kažkas keista tokia įtampa tarp jo ir vadovės, taip sakyti. Ir vadovo, jeigu ankstesnis žiūrėti filmus. Ką norėtum? Noriu paklausyti, mes kalbėjome čia tik truputėlį apie ironiją, ar nėra truputėlį ironija kitokiame dalyke? Gyvename laikais, kada pasakyti, kas gėris jau tarsi nebegali, nes man gėris yra viena, tau gėris yra kita. Ir jeigu, tai pasaulis sako, būk tolerantiškas. Ir maždaug tu nesakyk, kad tai yra blogis, pavyzdžiui. Ką mes, pavyzdžiui, kas yra blogis savyje. O ir šitame filme, skirtingai, manau, nuo daugelio kitų filmų, mes turime tą personažą, kurį mes sakom, kad jis yra blogas, kuris nekovoja už kažką savo. Daugelį aš dabar galvoju, tuos, prieš kuriuos kovojo Džeimsas Bondas kitose filmuose, jie siekia kažkokio savo tikslo. Pavyzdžiui, viešpatavimo, kažką tokio užgrobimo ir taip toliau. Šitas jisai kovoja prieš blogį. Tai tą blogį, kurį jisai mato. Ir štai mes susidarime su dviem žmonėm, kurie kovoja prieš blogį, bet, mes turime tarsi galimybę, taip kaip dabar pasaulyje, pasirinkti. Kurio pusėje atsistoti. Bet tai jūs dabar palaukite, tai jūs dabar šitą Silvą, va taip, kaip bandė Bondą išdurti ir neišdūrė, tai jūs taip išdūrė su to pasakojimo apie žiurkės kibirėlį. Tai jūs dabar taip ir supratot, kad čia viskas yra tik tai žiurkių pjautynės ir tik klausimas, kuris suės. Ne, čia yra klausimas, aš manau, su ta ironija yra paslėpta, taip kaip dabar yra bandoma sutvarkyti pasaulyje. Kad tarsi nėra ribos ir kad tu gali pasirinkti bet kurią pusę
ir jaustis teisiu. Iš to, tas yra, bent jau matau, kad šitam filme tas tarsi bandoma pateikti, kad gali būti blogis ir iš vienos pusės, ir iš kitos pusės. Ir tarsi man nebelieka tokio klausimo, labai aiškaus, kaip, bent mano ankstesniuose filmuose, kad čia yra gėris labai aiški linija. Ir filmas labai aiškiai duoda. Aš gal kitaip suprasčiau šitą situaciją iš viso. Pirmas dalykas, taip, čia labai rimtas klausimas ir rimtas tokiai diskusijai gal, nes iš tikrųjų filmas nėra tiek rimtas, kiek atrodo, bet čia du dalykai yra. Vienas tai yra asmeninis įsiskaudinimas ant valstybės, labai būdingas daugelį žmonių. Tai tas, aiškia, užmiršau, ko vardu tasai Silva. Bet kažkokis turi ten kažkoks ten. Taigi, tas, aiškia, žmogus, jis yra įsiskaudinęs ir, aišku, jeigu tu priimsi tai asmeniškai, taip jį išdavė, paliko, nors ir labai aiškiai suformulavo, kodėl tai reikėjo padaryti. Išgelbėjo už tai 6 kitus agentus ir dar gavo galimybę ramiai pasitraukti. Ir jis pats buvo kaltas, kaip aiškiai pasakė, įsijautė ir darė tai, kas jam nepriklausė, peržengė ribas ir tada jau teko. Tai vienas aspektas. Tai jis taip yra įsiskaudinęs, bet tai yra toksai kažkoks įsiskaudinimas ant valstybės, kuris būdingas daugeliu žmonių vakaruose Lietuvoje. Antras dalykas, tai tas žmogus, jūs teisingai pastebėjot, kad jisai nekovoja už nieką apibrėžtą, bet tai ne tai, kad jisai kovoja prieš blogį, kaip suprato niekai, jisai labai aiškiai suformulavo, jis mėgaujasi savo galia imtis daryti bet ką. Va čia, sako, kompiuterio mygtukų vienu padarysiu tą, kitų tą, vieni veiksmai visai beprasmiai, už kitus gerai sumokės. Koks skirtumas, ką aš darau? Tai čia, man atrodo, yra toks jo skirtumas nuo komunistų, ten pavyzdžiui, arba nuo kažkokio maniako, kuris nori naują rasę. Taip, tai yra blogio apraiška, bet modernesnė tokia, sakykim. Paskutinis dalykas, tai sakau, be abejo, labai aiškiai matyti, kad tas blogis, iš tikrųjų, čia šiek tiek Gabrielė drastiškai pasakė, bet labai toks išduojantis, nes tas blogis yra labai manipuliatyvus, aiškiai, jis ten taip sujaudinamus visus ištraukdamas savo dantis, bet iš tikrųjų matom, kad visa tai giliausia prasme yra žaidimas. Aš dar visai būčiau nenustebęs, jeigu tose dantyse būtų įtaisytas kompiuteris. Jisai taip sukelia mum užuojautą, iš karto pasiraža ir patenkintas, dabar jau viskas gerai. Jo tikslas iš tikrųjų žlugdyti žmonės, keliant užuojautą tokią, reiškia, manipuliatyvę, tipišką tokią, nežinau, kaip japonų psichopatinė strategija, bet sulaukti užuojautos nežinia dėl ko, reiškia, kelti žmonėm to pačiu kaltės jausmą, netgi patys žiūrovas pajunta kažkokią užuojautą ir sako, matai, kaip su juo negerai pasielgė. Gal ir galima pateisinti, bet o iš tikrųjų jo tikslas visiškai, sakau, nėra čia tas, sakau, kažkoks, man rodos, įsikibimas labai menkas. Gal tai klausimas apie regioną, kuris turi teisę nuspręsti, ką aukoti. Ir iš viso žmogus turi teisę spręsti, ką aukoti. Žmogus neturi, institucija turi. O kas yra institucija yra tas Dievas? Nieko nedarysi, tenka darbas toks. Va čia yra atsakymas labai žiaurus. Specialisto ko? Ačiū labai gerą tokį vertinimą kaip specialisto. Aukojimų daryti. Kiekvieną dieną, reiškia, kaip sakant, vis sudabartinu tą auką. Tai, man atrodo, čia, niekam klausimo šiaip normaliai nekyla. Tai yra, kad aukoti kitą vardan kažko, niekas mes neturime teisės. Ir čia mes galime save pateisinti didesnių gėrių, mažesnių blogių ir taip toliau, bet esmė, to patys veiksmo padaryti negalime. Ir tą gali padaryti pas žmogus pasiaukoti už ir ryžtis. Dabar, kai mes kalbam čionai, tai iš tiesų Silva jisai ir pateikė tai, kad jisai buvo aukotas. Dabar iš to, kas buvo truputėlį pasakyta, apie tai, kokios tai buvo aplinkybės. Tai buvo aplinkybės, kuriuose, aš nesakyčiau, kad jisai buvo paaukotas. O tiesiog, tam tikrą prasme, sakyčiau, galima būtų dėti aliuziją į Dievo veikimą. Kai žmogus elgiasi netinkamai ir jisai pažeidinėja Dievo įsakymus, sakydamas, Dieve, žinai, aš galiu pats tvarkytis, tarsi man tavęs nereikia, aš pats susitvarkysiu, aš žinau kaip, aš
Tu nori šitą, aš savo kelią nueisiu. Ir Dievas paima ir sako, tvarkoj. Jeigu tu galvoji, kad tai yra tas kelias, kuris tau geriausias, aš atitraukiu savo saugančią ranką. Ir va tada visos tos pasekmės jį užgriūva. Ir aš manau, va šiam filme yra labai aiškiai, taip parodoma, kad jie tiesiog atitraukė tai, kad tą apsaugą, kurį jisai turėjo, dėl to, kad jisai, ėjo visai ne tuo keliu, kuriuo turėjo eiti. Ir pasiekmė buvo to, kad jisai pateko į priešų rankas. Na gerai, Man dar atrodo, kaip teorija dėl viso atleidimo neteisk, nebus įteisęs. O čia, kurioje vietoje čia kalbam, dabar iš kurios mes pusės žiūrime? Teisimo. Bet mes dabar įteisime, nes jisai peržengė ribas ir prarado Dievą. Ne, jis pats tą savo. Ne, čia nėra teisimo, čia yra konstatavimas fakto. Kad, taip yra vyko, yra labai gaila, atėjo pasekmės, ne, žmogus, nužudė kitą žmogų. Jis atėjo pas kunigą, atliko išpažinti, gailėjosi, ryžosi daugiau taip nebedaryti, ne, ir jam buvo atleista. Bet pasekmės jūs vis tiek turi ateis. Teismas bus ir nuosprendis bus. Tai čia, matot, pasekmės ir atleidimas ne visą laiką yra tapatus dalykai. Man dar atrodo, kad čia padėti geriau suprasti gali Bernardo ta mintis apie slaptosios tarnybos mitą ir leidimo žudyti mitą, kaip tu esi... Nežinau, čia man atrodo, kad Vytas sakė. Leidimo žudyti kaip tik yra labai juokinga. Man visada nuo pat vaikystės buvo keista, ne vaikystės, o paauglystės, kaip pirmas sykį kažkaip perskaičiau, filmą pamačiau, neatsimenu, kas ten buvo. Bet labai keista buvo, kad, reiškia, 0-0, reiškia, leidimą žudyti ir nieko jis ten nežudo. Reiškia, paprastai visi žūna kovose su juo, arba ten, reiškia, gelbstant jam savo kailį, arba neišvengiamai bandant atlikti kažkokią konkrečią užduotį. Ta prasme, jis nužudo tiek, kiek koks nors, pavyzdžiui, paprastas kriminalistas su banditais kovodamas. Nėra, reiškia, labai retas atvejis, kad jisai tikrai turi tą license to kill. Reikėtus license to kill yra kažkokia, kaip čia pasakyti? Kill on the assignment. Taip, tai va, bet reiškia tokio, kad, bet tai visiškai kas kita negu, kaip, pavyzdžiui, yra tikrai keletas gerų filmų apie samdomus žudikus. Ne, visiškai kas kita. Ten pirmiausia turime galvoje, kad jis turi teisę susikloščius situacijai pats nuspręsti, kad kažkas mirs, ta prasme, be atskiro paklausimo, čia tą reiškia. Tai va būtent, sakau, tai nėra. Ne, tai nėra... Nėra siunčiama žudikas, reiškia asasinas vadinamas. O šitą filmę, kai ta vadovė Bondo būtent sako savo ginamąją kalbą ir pačioje pabaigoje jinai cituoja poetą. Ar čia šita vieta tik tais sentimentaliems žmonėms pamaloninti, ar vis dėlto šitų ištarų eilučių vieta svarbi visam filmui? Kita vertus, ar Bondo filmuose koks poezijos vaidmuo, ar čia tik tais atsitiktinumas, kad tai buvo pacituota, ar ne? Man tai atrodo viskas ten poezija. Ne, ką žinau, tai aš sakyčiau kitaip, tai pirmas dalykas, tai Bondo filmų. Aš pusį galvoju. Taip. Kokia poezija? Bondo filmų antraštės, kaip antraštės pavadinimai yra paimti kartais labai sunku netgi sugalvoti, kodėl jie paimti iš įžanginės dainos žodžių dažnai. Sugalvoti reikia tik filmo visumą, pamačius gali pagalvoti, kaip tai kartais siejasi. Tai irgi yra... Atvirkščiai, gal dainos yra kuriamas... Na, be abejo, bet aš sakau, kad reiškia, jie išsakomi dažniausiai iš... Visai iš... Kitas dalykas, o dėl šito konkretaus citavimo, taip... Čia yra jau kaip nori, nes vis tiek neužmirškime, kad tai yra filmas skirtas žiūrovui, o ne menininkui. Taip, tai unikali citata, būtų paimta žinomas poetas ir cituojamas. Britas poetas. Ekstenso, daugiau mažiau, tai turbūt neatsimenu kitą epizodą. Bet You Only Live Twice pati citata yra iš eilėraščio, kurį parašė Bondas romano veiksmo metu. Tai, jo, nu tai... Tai išsilavinęs žmogus yra, tai čia paprastai. Bet tas eilėraštis, tai yra skirtas, nu kaip, jis tai skirtas išsakyti tai tokiai pozicijai, kuri
turbūt kitaip ir negali būti išsakyta va, tos atsispiriančio silpnumo. Tai čia yra kulminacija apskritai visa ta scena, aišku, įman taip kinematografiškai gan banaliai, jeigu taip žiūrėsim. Turime turbūt ne vieną filmą, kur ten tikras kovotojas susiduria su biurokratija ir ta biurokratija tik tai žino savo formalumus. Bet čia kas kita yra, man atrodo, nežinau. Aš tai kadangi vis tiek aš gal ir klaidingai tikiu, kad yra svarbu, kas vyksta populiariuose filmuose ir knygose, tai man atrodo, kad čia yra atspindimas tam tikras gyvenimo permąstymas, kuris iš tikrųjų vyksta vakarų visuomenėje. Norėčiau to tikėti, nesu to tikras, Lietuvos visuomenėje tikrai nevyksta, apie vakarus nežinau tiek daug. Ir turėjom dar vieną klausimą. Dar vienas klausimas apie tai, kas ir Bonde pasimato, o kitose filmuose iš tiesų labai daug yra parodoma, arba, taip nežymiai to akcentuojama, tai yra apie gėrio siekimą, laužant taisyklės arba nepaklūstant, pavyzdžiui, tiesioginiams įsakymams, nepaklūstant tai valdžiai, kuriai turėtų paklausyti ir po to parodoma maždaug, kad vos ne dėl to, kad nepaklusau, bet pasiekiau to rezultatą. Nežinau, man čia atrodo toks gan paprastas dalykas. Net juridiškai teisėtas visiškai. Bet aš jeigu galima klausimą pildyčiau iš policijos veiklą, apskritai represinių struktūrų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pozicijų vertinant. Tai kai yra duodamas leidimas esant aplinkybėm būtinybėje nuspręst, ar tas objektas turi mirti ar ne, tai vienas. Bet jeigu mes į filmą žiūrėtume kaip į rimtą dalyką, tai taip kaip elgiamasi viešose erdvėse, tai per patrankos šūvį nesuderinamas su bet kokia teisinė reglamentacija. Tai čia pats nekalčiausias filmas, visi Jameso Bondo filmai yra patys nekalčiausi. Bet tada kyla labai... Amerikietiškose koviniuose filmuose nugriauna pusę San Francisco. Ir tada grįžtam prie to paties klausimo. Jeigu Silva tapo fundamentalistu ir įsijautė į vaidmenį, kad jis gali elgtis bet kaip beatodairiškai, kuo nors geresnis Bondas, elgdamasis iš esmės ta pačiai nekaltų praeivių atžvilgiu. Bondas, jo partnerį, kuri, kai o tas tarp pačioj pradžioj agentas šoko nuo tilto, tai ta agentė net nesusimaščiusi kelis kartus šovė ir ten praeivių buvo aplinkų daugybė. Bet nematėm nė vieno nukritusio, bet aišku vienas dalykas akivaizdus, jeigu taip žiūrėti iš tokių formalių pozicijų, jie veikia kaip valdžios atstovai ir išimtis jiems leidžiama. Ir patys priima sprendimus. Čia yra labai svarbu, aš manau, kad sprendimas... Čia mes atsiprašau, pasakysiu, demokratinė visuomenė tai labai sunkiai suvokiama. Bet sprendimo momentas, aš manau, yra esminis dalykas apskritai visose Bondo istorijose. Ir jisai yra geresnis, kaip jūs sakot, dėl to, kad priima teisingesnius sprendimus. Čia yra, ta prasme, vienas, aš matau, kad jis neblogai išmano, bet tai netgi iš tikrųjų ir tikrų pareigūnų gyvenime irgi yra tas pats. Yra tam tikra dalis, kuri yra reglamentuota, bet visada lieka žmogaus autonomija. Ir aš, ta prasme, ir būtent ta dalis, ko gero nulėmė, susiklošius tam tikroms ypatingoms situacijoms. Tai aišku, kai kuriamas yra filmas apie Jamesą Bondą, mes matom visą seriją ekstremalių ten situacijų, kokių gyvenime paprastai, ten, aš nežinau, normaliam pareigūnui gal kartą per visą gyvenimą, kas nors panašaus gali atsitikti. Važiuoti prieš eismą, didžiulio greičio pavyzdžiui. Tai čia reikia turbūt ir tą įvertinti, bet čia, man atrodo, yra išryškinama būtent žmogaus gebėjimas spręsti. Na gerai, jeigu mes jį investuokim Silvą, ne, iš Šiaurės Koreją,
tai būtų vienintelis žmogus gebantis pasipriešinti autoritarizmui. Klausimas, ką jis ten darys? Gal jisai taptų Šiaurės Korėjos vadovu su savo kompiuteriais. Kiek tokių žmonių yra kova prieš sistemą. Tai kiek tas yra valdžios leidimo žudyti legalus. Bet jis nieko. Prieš patį Dievą. Valdžia turi teisę žudyti, tai jie pasakyta šventame rašte. Ir aiškiai pasakyta, jinai nešioja Dievo tarnaitę, tam jinai turi kalaviją. Ir visa tradicija visiškai aiškiai sutarė, kad kalavijo teisė pirmiausia teisė bausti. Aišku, bausti nebūtinai mirties bausmė, šiandien bažnyčia aišku jau palaiko, bet būtent dėl to, kad pasikeitė apskritai socialinė sistema, pasikeitė penitencinė sistema, pasikeitė bausmės tikslai, bet iš esmės tai valdžia turi teisę žudyti, jeigu to reikalauja didesnysis gėris. Ir viskas. Iš to tai nežinau, kaip galima būtų tai kvestionuoti teologiškai, neįsivaizduoju. Kalbam apie žudimą, mes kalbam vėlgi, turim prisiminti tą visą laiką pasakymą, jeigu mes kalbam apie gynimąsi. Taip. Tai čia yra, bet šiuo atveju mes kalbam apie gynimąsi. Kaip? Plačiąja prasme. Plačiąja prasme, jeigu nėra įmanomas kitoks sprendimo būdas. Štai kodėl labai aiškiai bažnyčia, kaip sakėte, ir kovoja prieš mirties reiškia bausmę, dėl to, kad šiuo atveju yra kitas reiškia būdas. Būtų kitokia situacija, kada būtų neįmanoma reiškia apsaugoti ir saugiai to žmogaus išlaikyti. Tai vėlgi, tai yra toks dalykas, ne tai, kad aš galvoju, kad man gali kilti grėsmė ir aš tada, reiškia, puolu, nežinau, šalį, žmogų ar dar kažką. Bet kai yra reali grėsmė, gindamas save arba gindamas, reiškia, savo šalį, aš galiu gindamasis, bet nežudau, čia yra esminis dalykas yra. Aš nežudau šiuo atveju. O reiškia, gindamas gyvybę, atimu kitą gyvybę. Ir visada... Jo, bet yra skirtumas, mes čia labai esminiai klausime, kai atėjom iš pažinties, esminis dalykas yra intencija. Su kokia intencija aš padarau, netgi geras darbas, padarytas su bloga intencija, gali tapti blogiu. Bet mes bažnyčia karą palaiko, jeigu Rusija mus pultų, turėdamas savo ideologinius įsitikinimus. Gynimąsi palaiko. Ta prasme, mes turim teisę... Jie gina savo valstybę, tai čia ir jų klausimas, ką jie galvos. Vadinasi, bažnyčia pripažįsta bet kokį karą, jeigu tu jį kolonizuosi. O kas buvo inkvizicijoje? O kas buvo... Palaukit, jūs dabar viską sukaujate į vieną vietą. Bet nuo to viskas... Palaukit, ne, jūs žiūrėkit, jūs dabar... Gydamojo karo, kaip sakyti, pateisinimo galima lengviausiai įsivaizduoti, jeigu atsimenate, gal dabar dar yra prie elektros aukštos įtampos skydinių parašyta nelįsk užmuš. Taip sakant, tai užmuša ne ta elektra, bet žmogus, kuris lenda, jis pats save ir užmuša. Jeigu Rusija mūsų užpultų, tai visi jos kariai bus jos pačios ir nužudyti. O šiaip grįžtant prie karo, tai va, pavyzdžiui, kas įvyko moderniam kare. Iš tikrųjų, mes turime labai aiškius pavyzdžius konkrečius, sakykime, jeigu nepasiduosim ten arabų propagandai. Tai šiuolaikinis karas labai aiškiai yra, kaip čia pasakyti, tikslas kuo mažesnės civilių aukos. Ir tai yra faktas, reiškia, tas pats mes matom, kas vyko Irake, Afganistane, visą laiką siekiama tų vadinamų taškinių taikinių. Minimalios veiklos. Ir tarp kitko bonus... Basičio operacija Irako atveju. Kas? Basičio operacija, kada 12-mečiai berniukai buvo pasiųsti išminuoti lauką, kad galėtų pulti paskui Irako... Palaukit, tai aš čia kalbu apie civilizuotą šalis, ne apie Iraką. Dabar, va tai, truputėlį, kai mes kalbam apie karą, visiškai neseniai buvo, iš tiesų, nuostabi istorija pasirodžiusi Facebook'e. Iškia, Ukrainos, kariai ten kažkam, matyti, ar mūšė, dar kažką, pamuša rusų tanką. Jis nebegali važiuoti ir mato, kaip iš jo išlipa 3 tenai buvę kareiviai. Ir jie, sakant, turi pasirinkimą paspausti ir dar vieną kartą mygtuką, kaip sakant, ir nužudyti ar ne, ir jie juos paleidžia. Leidžia jiems tiesiog pasitraukti. Nes negali paimti nelaisvę faktiškai. Jo, bet jie jų nenužudo. Po to įlindi į tanką, suranda vieno iš tų karių, reiškia, mobilų telefoną paliktą. Ir parašo mamai tą situaciją, kad taip ir tai buvo. Mes pamatėme.
Mes sužinėjome, mes galėjome juos nužudyti, bet mes juos paleidom dėl to, kad, nebuvo prasmės. Kažką jie nekėlė tuomet mūsų pavojus. Bet sako, miela mama, pasakykit savo sūnui, kad pinigus darytis iš kitų žmonių žudimo nėra gyvenimo dalykas. Ir kad čia nėra ta vieta, kuris turėtų būti. Tegul grįžta namo. Ir kai mes kalbam apie karą šiuo atveju irgi, tai yra, jie gynėsi tiek, kiek buvo pavojus. Ir jie nepaspaudė papildomą kartą tam, kad, apsidrausti. Jie apsigynė viskas, jie nebekėlė pavojus ir jie paleido. Ir kai mes kalbam apie gynybą, tai vėlgi, kalbam apie būtiną gynybą tiek, kiek reikia. O ne, gerai, gali būti, kad dar bus blogai, tai dar ir tuos nužudykime. Tai čia mes apie tokį dalyką nėra kalba, tai yra tiek, kiek reikia, kad aš galėčiau apsaugoti save, savo artimuosius, mes kalbam savo šalį. Bet tai nereiškia, kad aš tada turėčiau eiti, reiškia, ir tada, šitai, dabar atsigynėm, tai dabar mes juos einam ir užpulkim. Tai čia apie tai negali eiti kalba. Bet ir vis dėmės, kas nežudėtų ryškiai. Čia, vėlgi, mes kalbam apie tai, kad čia nėra šitas įsakas praranda savo tam tikrą prasme galiojimą tada, kada tas kitas pasikeisina į tavo gyvybę, nes tavo gyvybės neliečiamumas yra neginčytinas. Ir kitas žmogus atsisako savo gyvybės neliečiamumo tada, kada jis pasikeisina į tavo gyvybę. Taip yra, kaip tu elgiesi su kitu, ne kaip su žmogumi, tu tam tikras teisės prarandi, tu atsisakai. Nes tu sakai, kad šitaip galima elgtis su manimi. Čia nėra išlyga. Žmogus pats jos atsisakė, va čia kaip tas buvo. Pa šitą, nelies, nužudys. Bet žmogus apsisprendžia nepaklusti ir sako. Taip, jisai išeina į visai kitą žaidimą, jeigu taip galima pavadinti žaidimo metaforiškai erdvę. Jisai jau eina ten, kur šitos taisyklės nebeegzistuoja. Ir tai va, saisto būtent tiek, kad jeigu tu iš tikrųjų, kaip, net civiliniai įstatymai sako, gynyba turi būti adekvati. Jeigu žmogus nori iš tavęs atimti eurą, ar tai nušauni už tai, tai aišku yra nužudymas paprasčiausias. Ne, tampame Dievu, mes atsiprašau, aš kunigo, bet aš pasakysiu kaip ne kunigas. Mes Dievu tampame kiekvieną kartą, kai priimame sprendimą. Ar, pavyzdžiui, sumokėti tiek ar tiek, ar duoti tam tą, ar parašyti, o aš kiekvieną kartą jaučiuosi Dievas, kaip parašyti pažymius. Nėra jokių absoliučių dalykų. Ir aš, pavyzdžiui, aš labiausiai gyvenime norėčiau neegzaminuoti, nerašyti pažymių. Aš kiekvieną kartą tai darau ir netgi galiu pasakyti, kad nuo to kai kada priklauso, jeigu nelikimas didžiąja prasme žmogus, bet bent jau jo savijauta kokias 3 dienas, ką aš galiu padaryti. Arba štai, reiškia, kiekvienas teisėjas, kiekvienas žmogus, kuris turi priimti sprendimą, yra Dievas. Na ir viskas. Dievas, kaip sakyti, tuo žmogus į Dievą ir panašus, kad gali naudoti savo laisvę. Bet klausimas, kaip jis tą laisvę naudojasi, ar jisai naudoja savo laisvę iš tikrųjų pagal tai, kas jam suvokiama proto ir apreiškimo duota, ar pagal tai, kaip jam patinka. Ir čia mes atsirėmėme, aš manau, į tą labai svarbų dalyką. Kai aš sprendžiu, kuo aš remiuosi. Ir va čia esminis yra dalykas. Ar vertybės ir sprendimą, kuo aš remiuosi, ar priimu aš pats ir pats nusprendžiu, kaip man atrodo, kaip aš šiandien jaučiu. Ar aš remiuosi tuo, kaip sakant, kas yra nekintama. Kadangi mūsų laikas visai baigęs ir aš labai noriu grįžti prie Bondo, jūs čia pakišo dabar labai gerą išeitį. Nes man vienas iš klausimų, kuriuo aš tikrai nesuprantu. Ir jeigu jūs geriau suprantate, tai jūs man paaiškinkit. Kaip mano nuomonė visai teisingai sakot, Bondo priešininkas dažnai yra nusivylęs valstybė arba sistema apskritai ir šitam tyrimui taip pat. Bondas ne. Jisai va tenai prie kėdės pririštas ir mirties grėsmės akivaizdoje autoironiškai pareiškia, kad vis tiek myli tėvynę. Tai vienintelė vieta, kur gali sąžiningai pareikšti. Nu jo, bet kuo jisai skiriasi? Kaip sakant, nuo to... Tai kaip pasakyti, kuo jisai skiriasi? O kas jam leidžia... Kažką leidžia. Kas, kaip
Kas jam leidžia tokią ištikimybę savo įsitikinimams? Ne, aš taip gal taip sakyčiau. Bondas yra labai autentiškas žmogus. Žmogus, kuris supranta savo žmogiškumą ir supranta pasaulį tokį, koks jis yra. Ir supranta, kad žmonės gyvena valstybėse ir taip yra. Ir jis, ta prasme, jam tai... Ir supranta to, kad negalima valstybė sutapatinti su personažais, kurie dažnai nevykusiai elgiasi. Ne visai teisinga turbūt sakyti, kad jis tą be jokių išvis ten abejonių visą laiką priima. Tai ten, tu sakau, tu kai kurių ten jo išgyvenimų labai sunku kine pavaizduoti ir jų nėra pavaizduota kine. Romanuose yra tokių vietų, kur ten yra tie pasvarstymai, kas čia dėl ko, ir irgi yra ta pati problema ten gėrio ir blogio, bet tai yra žmogus, kuris visą laiką atsiremia į tikrovę. Jis tiesiog supranta dalykus tokius, kokie jie yra ir vat ekstremaliuose situacijose jam tai nėra klausimas. Jis tiesiog žino, kas jisai. Bet be šito, aš manau, jisai nebūtų tas žmogus, jis būtų mašina. Jeigu jam nekiltų klausimų, jeigu jam nekiltų abejonių, tai tada galima, personažas būtų visiškai neįdomus. Nes jeigu čia lygiai taip pat, arba gyvenant šeimoje, būnant kunigu, laiks nuo laiko iškyla klausimas, o kodėl, ar verta ir ką aš čia veikiu. Ir vėl susidėliojimas to ir grįžimas, supratimas kodėl, atradimas tų pagrindų ir tos tiesos, kurie aš tikiu ir kai sakiu, mane vėl sugrįžina tam, kad galėčiau eiti tolyn. Ir be to, aš manau, yra neįmanoma. Tai ir čia turbūt vakarietiškos valstybės tas esminis bruožas ir yra, kad jinai iš tikrųjų laikosi ant pasikartojančių mūsų pačių atsakymų į tą klausimą. Ir tada, kai net aš nesakyčiau dauguma, nes tai nėra dauguma, tam tikra kritinė masė žmonių nebeatsako savo teigiamai į tą klausimą, tai tada tas valstybės ir žmonga. Arba neužduoda savo klausimus ir taip. Arba neužduoda, arba ten, tai... Bet čia yra turbūt dar vienas dalykas, Džeimsas Bondas, kaip ir kiekvienas žmogus, kuris jaučia atsakomybę už ne tik savo gyvenimą ir žmonių, kurie su juo gyvena, žino, kad jis yra valstybė. Šia prasme jis turi tiesioginę atsakomybę. Nuo jo veiksmų priklausys arba tie tramvajai, ne tramvajai, tie metro, ar kokie iš viso važinės. Jis yra labiau valstybė negu daugelis žmonių. Taip, ir šia prasme jis valstybininkas. Jeigu šito nedarys, reiškia, ateis labai aišku žmonės ir tie tramvajai nevažinės, arba jeigu važinės, tai jie važinės jau visai kitoj sistemai, ten, kur nebus apskritai jokių šansų net tokius klausimus permastyti, nes jeigu išsiduosi... Tie nekalti praeiviai, kaip jūs sakėt, net nenujaučia, kas jiems iš tikrųjų gresia. O jis ne tik, kad nujaučia, jis tiksliai žino, kas jiems gresia. Bet Bondas bus gyvas, ir ta idėja, kurią įsikūnija, bus gyvi tol, serija po serijos, kol bus priešininkas, kurį jis nugali. Ne, aš manau bus gyvas tol, kol toks herojus bus aktualus. Man atrodo, kad klausimas buvo labai tikslus iš tikrųjų, tai prasme, kad Quantum of Solace, taip sakant, iš tikrųjų yra priešo stygiaus situacija. Postmodernus pasaulis, kuris savo, čia viskas bus taika, gerai, fukujamiška, kaip sakyti, didelė. O čia reikia sukurti. Vieninteliai priešai yra kažkokios korporacijos, kurios atims vandenį iš vargšų Latino Amerikos indėnų. Yra absoliučiai absurdiškas filmas, ta prasme, jis be priešo yra. Čia aišku irgi neaišku, čia yra psichopatas. Jis irgi, iš tiesų, ta prasme, Bondo kaip herojaus likimas yra nuo to, kad yra priešas, kuris gresia vakarų civilizacijai. Tas teisybė, bet šitame filme labai aiškiai išsakyti. Yra naujas priešas, kurį labai sunku identifikuoti. Ir beje, savotiškai taip ir matėm, kad putiniška strategija tarsi iš pradžių ėmėsi šitą idėją. Sukurti situaciją, kur negali identifikuoti, kas yra priešas. Kažkokios anoniminiai žmonės. Ir va čia iš tikrųjų gal net ir iš tikrųjų užgriebta tas poslinkis, kad
Taip, vis dėlto priešas yra, tik jį sunku identifikuoti, nes jis gali, na taip, nu kas čia va dabar vakar, šiandien Göteborge, ne? Įėjo 2 žmonės su automatais iššaudė, nieks nežino, tai yra teroras ar tai kriminalas. Aš po Quantum of Solace aš maniau, kad Bondas mirs, bet dabar jau tikiu, kad gyvens po šitą filmą. Tai prasme, Aš manau, vat būtent, kad realybė jinai pati atsako. Palaidojos gyveno. Taip, būtent, taip. Aš galvoju, kad to Bondo gali būti ir vienas prastas filmas, ir antras gali būti prastas filmas. Ir na, galbūt bus po to vėl sunku įsivažiuoti, bet Bondo aktualumas yra ne priešų buvime. O Bondo aktualumas bus tol, kol žmonės supras, jog ir jie yra atsakingi. Atsakingi už tai, kur gyvena, atsakingi už tai, kas vyksta. Ir čia mes galim kalbėti apie žmonės, kurie daro didelius dalykus ir kurie visi mato, bet galime apie kiekvieną iš mūsų. Bet aš esu atsakingas už savo valstybę, už savo bažnyčią, už savo šeimą. Ir aš turiu spręsti ir prisiimti atsakomybę už tai. Taip, bet čia gal šiek tiek per daug platu. Aš tai manau, kad Bondo aktualumas yra jo vakarietiškoje tapatybėje. Prasme, tol kol tas vakarų pasaulis tvers toks, koks jis yra, tai manau, kad Bondas išliks. Pastebėjimą ir klausimą turiu. Pastebėjimas toks, kad aš bijau suklysti, nes nesu joks ekspertas Jamesu Bondu, bet man atrodo, Jamesu Bondu nei kartų neišgelbėjo vyras, visą laiką moterys išgelbėjo. O ne. CŽV ne kartą išgelbėjo. Draugas be rankos ir be kojos lieka. Kad literatūrinė ašis yra Bondas, o reiškia nuolat aplinkui sukasi moteris. Klausimas, kodėl bent trečdalis jų miršta? Neišvengiamai. Gal ir 50%. Kodėl moterys taip skriaudžiamos? Oi, apie moteris. Galbūt reikėtų taip pasakyti, kad yra iš tiesų Bondas, yra moteris, kurios yra personalizuotos, jų mirtį mes pamatome, yra tokių smulkių niekšelių, tų minions, būrys, kurių miršta dar daugiau, bet jie tiesiog net nepasiekia individualizacijos tokio lygmens ir žodžiu, jų tiesiog neregistruojam. Čia va, kiek jis ten jų iššaudė. Moteris buvo vos porą. Bet šitas filmas, beje, kuo jis yra iš tiesų irgi netitinka Bondo tradicijos, nėra juokingų piktadarių. Tokių kažkokių įdomių, na, bent kiek kažkokių... Nu, pagrindinis, vis tiek jis yra įdomus. Bet nejuokingas. Kalbant apie moterį. Jis nekomiškas. Ne visi ten ir ankstesni ne visi. O tie geležiniai žaptais, kurio čia Bet čia jau yra, čia yra... Ne, nu tai bet tas yra labai konkretus Bondo laikotarpis Holivude. Ir ten ypač Mūro ten tose filmuose. Tai ten apskritai stilistika labai tokia išskirtinė. Aš tai sakyčiau, kad tie patys filmai labiau išsišoka iš viso Bondo. Bet paskui jie cituojami kitose filmuose. Ne, o apie moteris kalbant, tai iš tikrųjų labai reikia atkreipti dėmesį tai, kad Bondui žiauriai nesiseka meiliai. Jisai atrodo labai didelis lovelasas, bet jis iš tikrųjų tai jis yra, kaip pasakyti, nuolat tragiškai įsimylėjęs. Ir čia vėl ta... Bijau aš apie moteris. Nes, Flemingo romanuose tos 2 istorijos, kur iš tikrųjų buvo meilės istorijos prieinančios iki peršlybų ir netgi vedybų, jos baigėsi nežmoniškai tragiškai. Ir abidvi... Ir abu kartus būtent per darbą. O vienas toks jau iš moterų, galbūt nepagrįstas, tiesiog atėjo tokia mintis, galbūt, jūs sakėte, tikrai nemažai miršta. Galbūt yra, todėl kad moteris iš tiesų yra, na, tas žmogus, kuris dėdėja ir vyrai dažniau pasiaukoja už mus. O, ne. Vardan šeimos, vardan vaikų. Aš nežinau, tas moteriškas... Tikrai ne Bondo požiūris. Galima pasakysiu labai ciniškai. Kadangi tai yra filmai, kurių statymas kainuoja brangiai, jų statytojai vis tiek turi tikslą pirmiausia nepakelti mūsų moralinę dvasią, parodyti filmą. Moters nugalabėjimas bent kas 4 filme sukelia visokių, emocijų. Tai yra siužetinis sprendimas, kuris... Galbūt dėl to, kad kūrėjams tai yra pasąmonė
jau įaugę, kad... Tų kūrėjų pasąmonėje nieko nėra. Jie viską daro tiek tikslingai. Ne, tai žiūrėkit, yra žinoma, kaip gimsta Hollywoodo filmai. Jokios pasąmonės, ten viskas ciniškai projektuojama, siužetai. Matot, aš nežinau, kiek jūs žiūrite serialus. Kur jos tos projekcijos atsiranda visumoje? Iš visuomenės stebėjimo ir sociologinių tyrimų. Ir mes visi žinome, kad moters nužudimas visada sukelia didesnę užuojautą negu vyro. Bo vyrui taip ir reikia. O moteris nužudyta yra kažkas, kas nekalta taip. Tai sukelia aišku jausmą, užuojautą. Čia yra toks, kaip sakyti, tokia tradicinės tragedijos epizodas. Prieš kelias minutės labai pasakė, palėtėm temą, kurią likusios 2 minutės nieko nepagelbės. Ir gal ką gali žinoti, galbūt šios temos užkabinimas padiktuos kito susitikimo temą. Ką gali žinoti? Tai tikrai norėčiau labai padėkoti už pirmą gražų bendradarbiavimo vaisių, čia, sakant, pirmas toks vaisius. Tikiuosi ne paskutinis ir šitas video atsidurs viešoje erdvėje, tai galima spalatan dar toliau diskutuoti ir reikštis. Tai tikiuosi, kad mūsų pašnekovai bent kada nors užmes akį ir galbūt ką nors tenai atsakys, jeigu kam nors kokių klausimų. Dar kartą labai dėkui visiems atėjusiems ir iki nepaskutinio karto. Ačiū.